Ilona, ką tu gavai iš jų mokymų, sakyk. Aš palikau daug visko, išsinešu ramybę ir palikau daug tai, kas mane vargino. Tai prasme, iškilo, paleidau ir dabar žymiai lengviau. Tai dar labai pagilėjo ryšys su kūrėju iš tikrųjų per šią pakopą. Tai labai dėkui. Ką tu naujo kasdienybėje įdiegsi? Aš padidinsiu maldų kiekį. Va. Nes jau melsdavaus, bet dabar kažkaip žiūriu, kad reikia daugiau iš tikrųjų. Taip, ir malda daugiau ne į išorę, o į vidų turbūt, ar ne? Mes galim kalbėti daug žodžių iš tikrųjų ir mes dažnai kalbame su Dievu daugeliu žodžių, ką aš noriu dar tau pridėti, kad pradėk melstis kvėpavimu. Ne, va šitą aspektą tiesiog įvesk, tai tau gal net nereikės nei daugiau, nei mažiau, nes tu kvėpuoji nei daugiau, nei mažiau, tu kvėpuoji tiek, kiek kvėpuoji. Tai pradėk kvėpuoti maldą. Ačiū tau.